Labas vakaras. Sveiki susirinkę į tradicinius jaunųjų poetų skaitymus Svaijuotas pavasaris, kurie yra Tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris dalis. Ir šiandien renginį vesiu aš, Greta Ambrazaitė ir literatūros kritikas Martynas Pumputis. Ačiū Greta už pristatymą. Ir kadangi truputį vėluojam, jau galim pradėti. Ir kviečiam pirmą skaitovą Dominiką Andriškevičių. Dar atsiprašau, prieš pradedant tai pažymėsim, kad skaitovų yra 16 kol kas, galbūt dar daugiau atsiras norinčių skaityti. Tai prašom dalyvių apsiriboti 5-6 minutėm skaitimo. Ciklas 2 iš pirmas. Iš banaliosios estezės mes išmokome nieko, ežys iš kantraus suvokimo, niekadarys, niekada nebus iš kinofilo, selektyvaus žvilgsnio pasirinktas kadras, simfonijų arkos ir iš jų esantys pastatai, deformuoto likimo, kaip iš buvusio parketo ir veidrodžius tarp likusių 6 sienų. Antras. Iš aklųjų akių išsprūdė šešėlis, ten nieko nėra. Ten yra nieko, lėti klavišų žingsniai, pai, širdies syvus ir smuikas griežia kosmoso bemolį. Trečias. Iš pasaulio priedermės, tik dėmesį, kurių nesurinks jokia ragana šluota. Garsas artėja, traukinys nutolsta, apčiuopiant erdvės išlankstytas briaunas, viskas priglunda, vienis po nagu artėja, pasaulio podermė to tarp tyvuliuoja ir pasipuošia mūsų materija. Ketvirtas. Visur kažko trūksta, išlaiko syvų praleistų, iš momento praskiesto, yra 2 galimos vinys, pirmas ciklo švytis, po jo paskutinis įskrytis, jį visą rašau ant veidorodžio, atsispindis skaičiaus pavidalas, praeities leitmotyvuose, kalbu kalbą be veidrodžio, be atspindžio tyro, purvas palieka dėmes. Penktas, kur trūksta, iš neužlopytų eilėm skylių, aš estetas, rūkau be pelenų, metafizinės lėlės šoko šiuolaikinį baletą, iš lėto pasitinku savo buvusias patirtis ir gyvenimus ateitį dulkėsiančius nuo sterilios hipokratijos. Kai suklysti kartojasi 6. Iš raidžių pilno lakesio prisijungi prie elektros pirštais. Šiandien aš pavasario žadintuvas, moka pilna sezoninės rujos, švilpa mėlynos upių kraujagyslės, subėga į žalias mano lysves, raudonas laikas ir aš pabaigtas. Bet geriau pirštų nekišti, nasrais įsižiaumoti ir kalt. 7. Iš esmių. Išėjo iš taško, stačiakampė projekcija jau ne pabaigoje, o taškas baigtinis nebėra tęsinio baltojo, menkas yra akto nebuvimas akte, centro nebuvimas kvadrato viduryje ir gervė iškaligrafikuota pelkėje, juodo tušo sinchronija, eina po disonanso prisikėlimo reklamos anonso, iš viskas, tik iš surasto vieno iš 2. Paskutinis 4 kartų. Skraidantys radijo ryšio gaubtai, po stiklu skraidantys mūsų signalo davikliai, be antenų tarp polių sklandančios bitės ketera, gravitacija dingusi. Ačiū. Ačiū Dominikai. Mes pamiršom paminėti, kad čia ne šiaip skaitimai, o konkursas, tai pabaigoje bus laimėtojas, išrinktas laureatas.
ir kartu su prizu laureatas gaus galimybę paskaityti baigiamajam poezijos pavasario vakare, tai tas, kas laimėsit, nepabėkit, reikės susitarti dėl tolimesnio dalyvavimo. Turbūt tiek. Taip, dabar skelbiam antrąjį dalyvį. Antrasis šiandien skaito Aistis Žekevičius. Sveiki. Dvidešimt 24 valandos. Pernelyg įpratome laukti dar vieno sukrečiančio reginio, gal net kiek liguistai, patys nepajudindami nė piršto. Prikaustyti prie ekrano, braukti nykščiu per organinį stiklą ir aistringai stebėti spektaklį. Jausti, kaip viršus maišosi su apačia, o vidus mainosi su išore. Jei nesprogimo nutrauktos galūnės ir kurtinantys riksmai, gal pavyktų save įtikinti, jog tai netikra. Safe mode. Vos spėju atsimerkti ir vėl sapnuoju, kaip apsitraukia pikseliais dangus, tartum įjungus saugų į režimą. Nostalgijos mašinos vynioja saldžią laiko vatą. Jau užsandarina ausis, užlipdo smegenis, akis ir burną. Naršau, vadinasi, esu, bent egzistuoju. Atkūrimas. Lieka nei daug, nei mažai. Pakankamai, kad šitą padailinęs sujungtum į vientisą pasakojimą. Šitą užtušavęs atkurtum pagrindinės siužeto linijas ir tariamus herojaus motyvus. Palikęs šiek tiek erdvės skaitytojo vaizduotės šėlui, klausimams iš serijos Kas būtų jeigu, labiau atsitraukęs, galbūt įžiūrėtum net sąmonės dugną. Gal pagaliau suvoktum, dažniausiai jo neižvelgęs, vien dėl pasiutusio paviršiaus raibuliavimo. Ir porą naujesnių. Benai plaukia. Kada nors čia nardys mūsų anūkai, su begalinė nuostaba ir neperšlampamais kostiumais, jei jų nenuplaus karščio bangos. O mes dar galime paslampinėti, paskanauti rūkytos žuvies, ramiai pabūti čia ir dabar, išgėrę late iš popierinio puodelio, kurį lengvai paleisime pavėjui, kaip ir būsimų palikuonių svajas apie pasaulio be žymos geriausias iki. Klimatų kaita. Apimti lokalinio atšilimo, pildome dėkingumo talpas. Puodelius keičiame kanistrais, kanistrus rezervuarais ir galo nematyti. Ekosistemoms sąveikaujant tavosios upės užlieja manasias aukštapelkes ir plukdo kiminų plaustus į jūrą. Palikusios žiupsnelis milčių spanguolynos. Pernelyg sapniška, kas gali atsakyti. Tačiau gružliai pelkynos nemeluoja. Ačiū. Ačiū, Aisti. Dabar skaitys Elena Barsankaitė. Labas vakaras. Drakonas. Mama, mes užauginom drakoną, žvenuotą ir slidų. Jis laka iš mūsų jūros, žada pasiekti dugną, spjaudos padangus kiautėm ir pilko šiferio lakštais, atsikosėja Hanzos laivais. Jis nesustoja lakęs. Stoviu prie senkančios jūros ir nežinau, kur ieškoti ieties, perverti jo suknistai širdžiai. Požemis. Lajos praduria myglą.
Pro skilusi miško skliautą byra ūkų pudra. Užgesęs pašvaišių sezonų jį išsibarstys jonvabaliais. Keli metrai žemyn, po darėliniais ramšiais balčiausių miesto sienų, pelėsis glitus ir šaltas, vabžiai sustingę žiemos miego gintare. Batai prapjauna tamsą, esi svetimkūnis, drumšiantis požemio taiką šiltom, išmuiluotom rankom. Išeik, grįžk į paviršių. Ten tavo buities skeletai tūno lakuotoj spintoj. Patikrink, ar užrakinta, kol nerangus kambariokas nenupūtė dulkių. Ragano kerštas. Jis žino, jei šautuvas kabo scenoj, kas nors bus nušautas. Jis palieka raudoną teatro salę, nenusileidus uždangai. Jis neria į gatvės darganą. Vasaros laikas baigėsi, raportuoja atsitiktinis radijas. Jis užpila maltą kavą puskaršių vandeniu bendrabučio tipo kambaryje. Šiąnakt jis vėl sapnos surūdijusi kalaviją. Ašmenim raudonais kaip teatro salė. Vėl sapnos nepažįstamos moters vėlę, skęstant ir degant. Iš ryto ieškos jos kapo, degs žvakes už šventoriaus tvoros, kur spiežės daugiausiai varnų. Jis neužbaigs nei vieno spektaklio, nes tiksliai žinos, kuo jie baigės, vos išvydęs scenoje šautuvą. Žinos, kad ateinančią naktį sapnos kalaviją, karmino raudonio, nepažįstamos moters rankoj, kol aušros spinduliai nuplieks jos siluetą iki kito sapno. Jis nežino, kiek tai kartosis. Jis nusišalo. Kopos. Aš žvejo dukra. Mano kaiman atslinko kopos. Suleido nagus į bevaisę žemę šnypščiančios hidros. Smėlio audros kasdien gaivalioja už mano lango, užpūsčiusios skurdų sodą ir daržą smidrų. Žvejojant broliams, lipu bažnyčion, kasdien meldžiuosi. Įlūžo gegnės, sukrypo duris smilčių šventyklos. Pririnko smėlio kasdieniai valgiai, tuštie arodai, pradrėko skaros. Žvejai skaičiavo 7 metai, kai tęsęs karas. Raktai. Kartą prigavęs smėlis limpa širdies sritin. Ant stuburo tviska kristalai iš jūros druskų. Niekam nesakęs, tu spjauni ir lapkritin, šauni su valtim smiltinin. Drėgmė moliuskai tampa dalim tavęs. Tu esi pilnas vėjo. Tu nebegrįši į miestą, nes dirbi audro šlavėjo. Tu nebegrįši į miestą, nes viską jame jau matęs. Tu guli kopui. Kvailas pelės gaudo menamės katės. Tu guli kopui, girti žvejai tik po nakties atkūto. Marių dugnan įmesti senai raktai nuo tavo būto. Ekspedicijos pabaiga. Kol išbrydom iš pelkės, sutemo. Kol išbrydom, balsai aptylo. Kyla rūkai virš žemės, dvasios užvaldė šylą. Kol išbrydom iš pelkės, praėjo daugiau negu 3 žiemos. Keitėsi miestų mados, keitės valstybių sienos. Kol išbrydom iš pelkės, žinojom, ką joje siekiam rasti, bet įrankiai surūdijo ir sutrunijo rastai. Kol išbrydom iš pelkės, supratom, mes per senai pelkynos, jau neįveikti pelkės, į mus įminos. Ačiū. Ačiū, Alinai. Dabar norėtume pakviesti kitą skaitovę, Perdenę Moniką Valkmytę. Metai 2009. Toliau traškesys, garso lūžis, šlaitinio telefono sklindantis ateivių ūbavimas, jurtų sienų muzika. Sekasi nežinau, taip gerai, normaliai, nesuprantu. Nieko tokio, žinoma, viskas gerai. Sapnuoti vokiškai pradėjau vakar, manyje mitozės būdu dalyjasi 2 kultūros, proceso nekontroliuoju, be pertrūkio tęsiasi ir tada pamirštu žodžius. Labai ir nenaudoju, nieko tokio. Viskas gerai, gerai. Greitai užvakar grįžom su broliu. Po to išpliumpinau gal 2 litrus mineralinių. Užkliuvau už laiptų ir visas namas nuo idėjų pildėsiu. Pasislėpiau kambarį. Šiaip tai viskas yra labai gerai. Prisitaikau. Miniu svarbias datas, juokiuosi iš Oto Valkės pokštų, ypač iššopus apie mažą žalią kaktusą ir senelį, valgantį česnaką. Nu labai juokinga, tikrai, apsišaroju kas kart. Namų pasiilgau, gal ir. Jau kapojasi girti žodžiai, neturiu jokių kitų.
Kito dar nemačiau, brolio, gimė man jau išvykus, negrįžau. Lemba treška laidas, girdi kaip kibirkščiuoja žodžiai. Kratosi laidas, žybsi elektroakustinės žvaigždės keliuose tūkstančiuose kilometrų. Tarp mūsų byra ugnelės ir naujieji metai, ir kalėdos, ir lempučių girliandos. Lauke karštas vynas puodeliuose garuoja aksominiu debeseliu, o aš taip tyvuliuoju, kaip vanduo. Prieš pratrūkstant vietoj, namų tvenkinio pakrantėje. Ir treška šitas laidas, užlietas mano vandens. Dangus buvo švininiai ir po jais kaupėsi lietus, niekaip nepratrūkstantis pulinys iš mūsų skubių žingsnių, nupjautų ražienų, einant kiaurai padus. Basų pėdų. Atsiprašau, skaitau žodžius, kurių nėra. Tai skaitysiu iš naujo. Dangus buvo švininiai ir po jais kaupėsi lietus, niekaip nepratrūkstantis pulinys virš mūsų skubių žingsnių, nupjautų rugių ražienoms, einant kiaurai basų pėdų padus. Sesė? Nieko, guliu ant grindų ir negaliu atsikelti. Nieko, vainu per baltą lauką, labai šalta ir varo pūga į veidą. Sesė? Nieko, matau, kaip išveža tavo kūnelį dideliuose neštuvose, matau, kaip verkia mama, dabar matau, kaip negali prakalbėti, skaičiuoju, kiek vaistų išgėrei, išmetu tuščią butelį vyno ir krūvą išluptų antidepresantų pakuočių. Bijau įeiti į palatą, dabar įeinu ir bandau neverkti, dabar neverkiu, paskambinu, mechaniškai kilnoju ragelį. Šitas chalatas reanimacijos skyriuje kažkoks susiraukšlėjęs. Sesė, turiu tau krūvą klausimų, bet neužduodu nei vieno. Skaičiuoju, kad buvo keli ramūs metai, o šiandieną taip tuščia. Štai verkiu. Tęsius tardėlės troleibusuose nusisuka į kitą pusę ir aprasoja stiklas. Sesė, dabar žiema, savaitė prieš kalėdas. Aš vienišas kačiukas, paliktas šaltyje, kartoninėje dėžėje prie laiptų. Kniaukiu, nebežinau, ką daryti. Noriu būti maža mergaitė. Ir glamžyti suknę, laivo ranka. Šaukti tėčiui ledų, paskui apsikabinti ranką jo kaklą, kaip pakelsis įkniaukti į petį ir žiūrėti, kaip keičiasi objektai, mane nunešant dideliais žingsniais tolyn. Bet neateina ir neišneša. Niekas neapkabina ir neateina. Miestuose, kurių nepažįstu. Daužosi metalinis varpas Venecijos gatvėje, plakas jūrinis vėjas į saulėkaitų iškabintus skalbinius, kai žingsniai aidė į jūrą, į grindinio akmenis, potvinių žvėrimus, pirmosius aukštus, nes čia niekas nebegyvena, yra erdvės virusui sklisti. Todėl krebžda žiurkių šmėklos, užsuka žmonės, sekantys žemėlapius, vis mindantis už dar vieno kampo, dar vieno vingio, tuos pačius akmenis. Nėra vietos atsisėsti, tarp tavo ir mano nesusisiekiančių pirštų. Garsas užpildo laisvės ertmes, polifonija senamiesčių bromose, kai penkiese sustojam dainuoti. Miestuose, kuriuose mūsų niekas nepažįsta, šukuoju tavo plaukus, jie kliūna šepečio dantelių, žalių tekančių upiai kliūva krentantis lapai. Ta pati gatvė, ta pati jūra, tas pats kanalas. Norėčiau, kad čia būtų upė. Miesto, kuriame nesivaidena. Miesto, kuriame pažįstu garsą, kuriuo susisiekė. Ačiū. Dabar kviečiu Liną Daugėną. Sveiki. O gal prisireiks. Tempiau namo viską, kaupiau nuovargį ir sutemas, pistacijų kiautus, kurios kiauputais vadindavau, nors juose neįdėjo jokios poezijos. Kaupiau trykštantį žemės gaivėsi, vasaras, kurių viena kita te būdavo ta vienatinė, išdrožinėtus pokalbius iš atminties atplaišų, senus skudurus, kuriais buvau suvalęs kaimynų pribaigtų kačių kraujų, senus laidinius telefonus, jei netyčia kas iš anapus skambintų, verpimo ratelį, kurį lietė prosenelės skraistė,
lygintuvą, jais vietos būt per groblėtas. Kaupiau ir nešiau senas duris, sumesdavau į krūvą, kad jų netektų atverti. Žinojau, kad visko dar gali prireikti. Žinojau, kad nieko nepanaudosiu. Dabar kažkodėl kaupiu mažiau. Nežinau, ar prasmės kaup nebėra, ar netiek rūpi įsivietinti. Tik kartais nuėjęs garažan, surinkęs suplėšytas sutemas į krūvą, pajuntu, kad galiu gyventi. Kad daug kartų man buvo sunkiau. Eksponatas. Davai įkurkim beprotybės muziejų. Įkiškim ją po stiklu, kaip Egziuperi rožę. Glostykim, maitinkim liūdėsiu, to ir nemokamai sužvėjosim. Eis pro šalį žmonės, sumaišę akinius, bijodami tai viens kitam pasakyti. Žiūrės, oi, gražus eksponatas, verta įsigyti. Tai blamėsim visus aukcionus, praturtėsim tuščiais žvilgsniais, kol muziejaus lankymo valandos ilgės, kol stiklas užrasos, o beprotybė mums spaus rankas sakydama, buvo gražu, buvo miela, bet vis tiek jūsų nepaliksiu. Kaladė. Man niekad nerūpėdavo išmaišyti kortų. Kai kortuodavom šypsenom, kai močiutė maišydavo, kad nesikartotų praeiti žaidimai, o aš bandydavau surasti atsarginį kozirį, atsarginės duris, atsarginį tortą, atsarginį šventį. O tada mergelėm bernelė, tūzas ant karaliaus, devinkė ant nieko. Tada vėl metu užverstas kortas, nes nepajėgiu jas pažvelgti. Močiutė šypsos. Nemokėsi tų kortų gyvenime maišyti. Nemokėsi. Ir paskutinį senesnių paskaitysiu. Kiaulėpjovės. Ir tada ateina laikas kiaulę pjauti, pamatuot, kiek pribrendo, nes jau nebegali auginti, įdant lygos nepultų, įdant koks vėjas į kraminį įsimestų. Taip, sakysi, kad kaimas, visiškas kaimas, kur kiaulę pjausi, snukį deginsi. Kaimas. Tik katedros bokštas ir kalnas kryžių 3, matos viršum garažinoji. Ir ką, tie patys žmonės. Atsidusi tada prie skerdynės, persižegnusi, kad gerai pjautus, kad neskurdėtų kiaulaitė. Pagails jos, bet ką ten, ne profas dar kur šmakšt ir baigtas kriukis. Tai prieisi prie Opelio, kurį to jau teks pjauti, nes pasiryžai, kol technikinis mūsų skirs. Ir išskyrė. Dabar reikia sutvarkyti, grobus priduoti. Gaila tam, Opeliuku vadindavai, kartais sušūkdavai. O, peliukas. Palinksi prie jo, atsuksi kelis varžtus. Tame sukime apmastysi mylimąsias, o jei pasakytų, kad tikras vyras, ašara tik šitą palūdykumą, vėl suksi varžtą, Vilnius apsimės nieko nematās, močiutė pamokytų pjauti, vėl ašara tvos į dykumą, susitepalos, aplink susispėtę kaimynai nenutuoks, kas tavi dedas, išimsi žibintus, kapotą nulupsi, sudėsi į krūvą priduoti dalims, įdant kas nors savasias kiaulaites dar pagydytų, tada drebančiam rankom paimsi bulgarkę, džirkšt vokstelės, darsik, ims birėti grobai, kadaise priminė variklį, išimsi žarnų purkštukus, turbinos skrandį, sudėsi į krūvą mėsai, stogo nugarinę šalia, durelių šoninės tik pusės veika bus ir uždžių nenuspaguota, tada į atliekas dėsi organą po organą, dar kažkiek pavarų dėžį išardysi ir veidrodėlius, įdant šaltieną išeitų, tada susimesi į priekabą, veši priduot, paplos buvę kaimo išminčiai, garažų profesoriai, mokiniai pramigę pamokas. Tada užvesi šaraną, į sunkiai ropšysi kalvą, garos metalo drožlis ir šviežio pirmo tvaikas. Tada kopsi per kaimą į barokinius bokštus ir jausi kaip tos mylėtos ir močiutė padangtį šypsos. Gerai, anūkėlis, susitvark. Ačiū. Ačiū Liudmilai Daugėlai. Dabar norėtume pakviesti Uršulę Toleikytę. Pykšt pokšt. Mykolas nešas vandens šautuvėlį, jo sesė kamštuką laisto gėles. Pykšt pokšt. Prieina prie upės, Mykolas pripildo vandens šautuvėlį, jo sesė skandina kamštuką. Pykšt pokšt. Gazos ruožas, berniukas renka šratinius, jo sesė minu žiedus. Pykšt pokšt. Kareiviai sustingęs metalas, berniuko kojas, sesutės kasa. Pykšt pokšt. Kaukia sirenos, skęsta gėlių galvos. Pykšt pokšt. Mykolas šauna, sesutė užsidengia kairę akį. Inkliuzė.
inkliuzas vandens čiuožiko, kai mes bandome apčiuopti, kaip jis įstrigo anapus stiklo, esama arčiau savo kontūrų po Adidas striukėm. Jei leistų mums čia pasilikti, jei visų savo kūnų būtume akmens skeveldros, cementas, ištaškyta molino žemės tešla, gal ne taip greit mūsų motinų rankos nusvirtų, gal ne taip greit mūsų kiemą pasiektų apokalipsė, gal tik mes vienas kitą užkliudę, kas kart ją ištiktume ir įkliuvę inkliuzę pagaliau susilietume lūpomis. Archeologinės liekanos. Palikai mane čia vieną, niekad nebūčiau tau to padariusi, nematomų gyvenimų. Mes žadėjome likti išvien, kaip susilydę, alavas sidabras, atkasus kaulus, rastus baltiškas kaklo papuošalas, net muziejinės ekspozicijos pavydėtų. Bet erozijos niekšingi smūgiai iškreipia proporcijas, atgraužia net pažįstamai. Kur veidas, o kur tik kalkės, kur žodžiai jų reikšmės, o kur neįskaitomi hieroglifai. Mūsų pėdsakus presuoja laiko slėgis. Abi laimintos kaip katalikės, nors dažniau klaidžiojame miškais, užpiltais bunkeriais tikintis prieglobsčio. Ir ten būta išdavysčių. Žemugių syvais ant samanų išvedžiota grafika, niekad viena kitos nepaliksim. Ir tu išėjai vieną eilinį rytą paskubomis, vis žvalgydamasi per petį, ar šmėklos nesiveja, ar jau surinkai 10 000 žingsnių, ar jau pakankamai, kad nuo jų atsiskirtum. Ir pro mane praėjai nė nesuklusus, skrosdama archeologinės liekanas. Miego būsena. Miegas yra kovos būdas, plūduras įstrigus tarp. Iš jo visą kyla ir į visą nugrimsta. Miegant geizerio gerklė prasižioja, kunkuliuoja versmės. Miegant slopinamas uždegimas kūno loje, kai atrodo, iš čia niekad neištrūksi. Miegant sutinki kem pirmą dieną dehidratuojančius migrantus, kurie tau karščiuojant pasiūlo vandens, o būta dienų daugiausiai budromis, kai brėžia atstumus stūmiai nuo savęs, kartodamas, tai kultūros skirtumai. Atleiskim, kalta adrenalino būsena, nuolatinė parengtis gintis, delta bangos suparamina. Miegant karusele apsisuka tavo istorija ir tavo tėvų istorija ir tavo tėvų tėvų istorija, konsteliacijos kalneliai pasiekia giminės medį, prakalba močiutė, su kuria taip ir nespėjai susitikti, kuri saugojo tave kaskart užmigus. Miegas yra kvepavimas ir kapas, iš drebančių dvasių rankų krentantis lapai, dovanotos, bet neuždegtos bengališkos ugnelės, balsas, kuris placebo ritmu palengva grąžina tave į kambarį. Prabuski, jau galima keltis į kitą miego būseną. Ačiū. Ačiū, Uršulė. Greta, tau klausimas. Esi dalyvavus šiuose skaitymuose kaip poetė? Čia iš tos bajerių skrynelės dabar klausimas. Taip, kas pusvalandį reikia pajuokauti. Esu dalyvavusi, anksčiau šitie skaitimai sutraukdavo, tiesą sakant, trigubai daugiau žmonių turbūt. Gal visi lietaus išsigando, bet, svarbu, kad apskritai visai daug skaitovų, tai tuo džiaugiuosi. O aš pati dalyvavau 2016 metais ir tada sėkmė nusišypsojo. Tai nuo to laiko kažkaip nebedalyvauju. O šiemet tenka vesti, tai irgi labai smagu sugrįžti. Užtenka vieno dailės darbo namie. Na taip. Beje, šio vakaro laureatas taip pat bus apdovanotas monotipija. Tai čia jau vėliau Janina Rutkauskienė įteiks. Na ką, tęsiam mūsų vakarą ir dabar norėčiau pakviesti Dominiką Olicką. Tingus lietus barbena pirštais jaunantį stogą. Aidantis traukinys atrašo jam įtingęs bėgių linijas. Jis veža man laimę, kruopščiai supakuotą, skęstančią pakavimo granulėse, kad nesudužtų, pasirašyta ant kelių miegančio katino ūsų.
išmirkytų ant jo nugaros įsikūrusioje naktyje. Augantis lietus barbena, pirštai įsitingę atmintį. Aidinti siunta palieka jam žinutes ant trapių pakavimo granulių. Paroda. Kartą pakeliui iš darbo rasime atvirkščią spalvinimo knygelę. Jo ilgiau zulinsime pieštukais, tuo daugiau liks bespalvių vietų. Plaukuose, lūpų kampučiuose, lovoje, prie kūčių stalo. Pakelsime pavargusias akis ir galerija nutvieks išblukusi saulė lapo kampe. Priminimas. Vaikas bado nakties skliautą, rašiklių be rašalo. Kviečia mane pažaisti. Pakeliu akis į dangų ir skaitau brailio raštu išraižytą žinutę. Žeriuosi į akis išspaustas raides, kaip akmenys į kišenes. Prieš 1,5 dešimtmečio. Užsirašysiu ant lapelio, rašikliu su rašalu, nakties dangaus mėlynumą. Aksominė kantrybė. Išspausiu save iš žemės orbitos ir nusviesiu į šaltą tamsą, kaip vandeniu šuoliuojantį akmenį. Būsiu nesvari visa savo esybė, visomis nuoskaudomis, visa atmintimi ir užmarštimi. Žydėsiu tarp pirštų žaidžiančią jau užgesusių žvaigždžių šviesa, kol kosminės dulkės kutena man pėdas. Nuplauksiu į pradinį visatos tašką, į savo laiko pradžią ir kantriai lauksiu savęs. Kasdienybės algebra. Debesims matuojant valandas, praeiviai matuoja minutes ir pasiekimus. Paskubomis išgeria kavą, nė nepajutę jos kvapo, skubo į autobusą, namie palikę įjungtą miegą. Lekia prospektų į ateitį, prasilenkdami su dabartimi. Esu saulės nutviekstas šaligatvis, skaičiuojantis apsunkusius žingsnius, debesims matuojant valandas. Laiškai iš dykumos. Klajoju po smėlėtą begalybę, pėdos grimsta įkaitusiuose mintyse. Karšta aplinkui. Bandau pašaukti horizonte mįslingai tylinčius kalnus. Klausiu jų vardo. Siunčiu jiems baltus laiškus su sparnuotais pašto ženklais, o kaitriai saulei leidžiantis, paraštėse palieku raudonai žėrinti postscriptum. Išdžiūvusių upelių vingiuoju link pilkųjų milžinių, kol atsiduriu anapus ir mane užplūsta gyvybė. Žaliuoja, traška, barška, šlama, čirškia, čiulbia, prasideda, baigiasi, dygsta, dingsta, juda, karšta viduje. Įkaitau ir iškėliau kalnus iki pat padangės, kad manęs nesivytų laiškai iš dykumos. Ačiū. Dabar skaitys Kšištofas Kšivicas. Sveiki. Kita vertus. Mano šuo nedistrofikas, jis sportiškas. Ta patį sakydavau, kai mokytojas miesto pirty, nužiūrėjusios motiną, vėliau aikčiodavo ausim koridoriuose. Kalorijų trūko, bet buvo laisvė. Priminė nepriklausomybės aušrą. Tik tiek, kad mama jos nekentė. Sakydavo, priklausomybė nuo nepriklausomybės. Toliau rinkdavo butelius, ieškodama juose laiškų, neždavo priduoti į muziejų kioskį. Vieną dieną, banaliai netikėtai, mama išeis anapirtin, kur nėra mokinių, vien tik buvę mokytojai. Kelyje. Kai po daugel metų būsiu netikėtai likęs našliu, su vienu vaiku, 2 šunimis, paliktas antrosios žmonos
iškeitęs Kristų į Budą, o paskui atsimetęs darsyk ir sutikęs jau paskutinėje 60-ąją, rėšiu jaunuoliams tiesiai šviesiai. Geriausias orakalas neišduos, kas tavęs laukia ir nelaukia. Geriausias orakalas tik siurbs syvus iš tavo palikimo, kurio dar nesukaupiai. Ramybė tau. Sapnavau, kad suolo draugas turėjo mano rašinių registrą nuo 1 klasės iki šių keliamųjų metų. Dar kad lipau ant palangės, lyg kadais moteriškas balsas draudė. O tu šalia nerimavai, net per miegus, kvėpavimas tankus ir gilesnis nei mano, panašus į šuns, buvo mano, tapo mūsų. Nejauku prisipažinti, pavydžiu jūsų ryšio, tad tiesiog primiktinai prašau savaitę išeiti. Liekam 1-2, šuo stebi, kaip kaitalioju žodžius, šiame gyvenimo aprašyme, prastai išverstame seno niekšo. Per pietų pertrauką glaudžiuos, šuo per sapnus virkauja, man dingojasi, inkščia tavo vardą. Retas, kuris prisipažįsta pavydintis, nes smagu kažkaip gėda, rašė sielų gydytoja knygoje apie nuodėmes. Tu grįžti, šuo skupinas pasitikti. Man dabar aiškiau, skambinu kunigui. Sveikas, brolau, ar priimsi? Noriu įteikti retą dovaną. Jungas. Kryželis tarp krūtų, taip šventvagiška, o kartu itin tyra ir net realistiška. Juk su moterimi gauni ir kryžių, juk pakeldamas moterį kartu pakeli ir jos kryžių. Kaip gerai, kad tavo jungas švelnus. Kam to reikėjo? Neatrašyti, nekviesti, paskutinę akimirką pakeisti detalų į planą, neklausti kaip aš, nesakyti kaip tu, klausti kaip aš, tik priešinantis, sakyti kaip tu, bet neniožomis, kad apeitum, kad apleistum, kad praeičiau, kad neatleisčiau. Ačiū. Ačiū Kšištofui. Dabar norėčiau pakviesti poetę Liliją Rakovą. Sveiki. Aš nusprendžiau paskaityti kažką labai mergaitiško, kadangi pavasario tematika. Taigi, pakaruoklė nuotaka. Pabusti iš materijos sapno, man lėmė likimas. Ta mirksnį po saulėlyčių, kai jūros perveria žalias blyksnis ir putodamas kraujas pienu pavirsta, o liokajai krankliais, šaukštais karietos, pilis žeminimis, kai užmėginęs sulaukęs, kaip pasibaigia pasaka. Broliai nesuspėjo, Elenytė praniko lauže, užduso nuo dūmų, o gal nuo karščio susprogo Goslėjo širdis, neatsimenu. Pabusti iš sapno apie kūną, apie viduramžius, kur žeminėje mano sargas žvalgas haltas, blizgina strėlių antgalius neišauštančio mūšių. Mano gidas Taro vardus klaido kortas ant ąžuolo stalo ir su šypsena, ne mane skelbia nugalėtoja. Aš norėjau mylėti, nenuklusti, jei mane šito klausi, bet visata nepailstamai traukė gilyn į drėgną savo šerdį, įsuko į pačią ašį. Sapnavau, kad turėjau namus, pasaulio krašte sielos dvynė glamonėjau, ilgi mano plaukai apsivijo aplink jo kaklą. Aš norėjau būti motina, geresnė nei manoji, kvepėti pienu, ne vienatvė, nesvetimų prakaitų, net žinant toniką. Viskas buvo nulemta, taip turėjo nutikti. Pakaruoklio atodūsis nugriaunantis bokštą, mirtis ir mylimieji atspindi tą patį arkaną. Sapnavau likimas tykiai, suko virvę aplink čiurną. Nubudau pakabintą žemyn galvą, prieš kosminį veidrodį ir maniau, kad numirsiu iš juoko. Ir pats mergaitiškiausias vilktakės pilnakis. Gimda yra mėnulis, byla pilnėja, 13 kartų per metus sugrįžta į pirminę savo fazę,
Gyvybė teka per mane į riešutų kevalus, lapų taurėse samanas, atgal į žemę. Gimiau didiems dalykams, tai žino visos moteris per savo pilnatį, savo žydinčią vasarą prasiskleidus raudonams lelijoms. Mes traukėme jų lakumą kaip mėno vandenynus. Aurelianas Buendija suprato tai, dėl gražiausios moters klajodamas po dykvietės. Fernanda buvo altorius, su selenito karūna vario plaukuose. Ir Petra buvo altorius, nuoga, po šermonėlio mantija ant lovos. Gimiau didiems dalykams, jiems apsakyti neužtektų žodžių. Ir nepavyktų išmatuoti, kiek gyvybės. Užsimezga ir žūsta, tai likoje mano mėnesėje. Ačiū Lilija. Dabar kviečiu Gabiją Kupastaitę. Labas vakaras. Maja. Tas bokštas tamsus, tik vienoj celėj dega švieselė. Srovėmis į dangų žiūriu, kolibrio rėžiai plyksi mano kelias link bokšto ramybė. Aukščiausių lygmenų kaktomuša, mistinis žinojimas, drugeliai viltojėliai, bokšto sergėtojai plaukia, dabar debesų ežeras. Vilko. Mano rankose sirpsta figūros, šaknų dvejonės ryja sausus delnus, jų raityti išvedžiojimai man buria ateitis. Dar 100 jų sulauksiu. Neigimo principo laiveliai, likusio žuvis pašelsiu, miskit jogą tarpais debesų, sukaupkit virbesius būčių, gegelė, kur kūkuoja, kur minta akys, ateina vakaras. Pragysiu dar skardžiau per pilnatį nuo vėjo įsidukus, mano rankos dalys mano rankos figų erdvės, prakandu amžinybę, sultys linijoms prabyla. Aprašyčiau trinti, kaip vilna trinasi į celofaną, kaip trinamos rankos į kitas rankas, aprašyčiau gravitaciją, kaip krinta šakutės, bet tavo atspindžio jose, kaip žaidžia šukės, kai užsidengia ausis, kaip į delną krinta delnas, susipažinti, išsiskirti, palinkėti. Aprašyčiau Malevičiaus figūrą, kaip nedrąsiai virpa, lango apimtys be užuolaidų. Bet mano popieriaus pelenai, mano ruduo pirmos snaigės, mano žiema balkone nugaišęs sniegas, mano vasara pilkais dūmais apsiklojusi, mano troleibusai ir kitų aprašytų pamirštų sapnų nebematau, mano pavasariai dylančiais keliais, neišmatuotomis kiaurymėmis, kur ranka rankai, rankai ranka. Jau vakaras rūta žalioja, jau laikas. Aš josiu piktžolių braidėm, kur vilnos šiurkščios, kur pėdina upeliai drėgnos žemės. Palaisk mani namo, kur patalų kanalai, vazonų pasauliais apsunkia palangės ir baimių laiškai, ir lubų mažyliai ėriukai. Jau vakaras, suskaičiuoti piemenys, aidu atsišaukia upeliai raibuliuotojai. Esi kūrinys, jokių manierų, šrifto būgnų, sarasvatės šypsena, upės tėkmė. Nešu tave, sutvėriau juk. Cikadų virpesys sapnuo konstrukcijas, šešėlių bokštus, naujų pasaulių ciklo tinklas mezgėsi ištrūko. Chaosui paaukotų nebylių upelių muzika, cik, cik, klausyk. Ačiū. Ačiū. Dabar aš paklausiu Martyno, šį kartą kaip poeto ir kartu gal labiau kaip literatūros kritiko. Tai man įdomus 2 dalykai. Vienas dalykas, ar jūs, tu ir kiti jaunieji poetai tarpusavyje bendraujat, kalbatės apie savo rašymą, nes prieš bent jau, kažkiek seniau, prieš 10 metų,
Tai buvo labai dažnas toks būdas, bendravimo būdas. Tiesiog tartis, kalbėtis apie, va čia laukia skaitymai, tai ką skaitysi. Na tai va, tai tas, kiek yra ta glaudi bendruomenė jūsų klausimas. O kita medalio pusė tai apie tavo kaip kritiko požiūrį į tą jaunųjų kūrybą. Gal galėtum išskirti, kaip tavo nuomonė, kokie yra galbūt esminiai tie skirtumai nuo praeitų kartų arba ką išskirtum kaip tendencijas. Aš čia lengvesnio dalyko klausiau. Nu, bet aš tai tik poetė, tu kritikas, tau reikia pasižymėti. Tai atsakant į pirmą klausimą, tai negaliu atsakyti, kadangi nesu poetas, tai ir nelabai glaudžiai tenka. Programoje parašyta veda moderatoriai poetė Greta Ambrazaitė ir kritikas kablelis poetas Martynas Pumputis. Matai, Rašytojų sąjungos informacija truputį pasenus, nes jau kokius 7 mėnesius nesu eilėraščio parašęs. Bet kai rašydavau, tai per mažai buvau įsiliejęs į bendruomenę, kad prieš skaitimus, kaip kai ateinam į skaitimus, tada gal pasikalbėdavom, ką skaitysim, bet prieš skaitimus tai netekdavo bendrauti. Bet čia galbūt susijęs su to, kad aš truputį intravertas ir truputį mizantropiškumo turiu, bet nežinau, sunku pasakyti. Apie antrą, tai antras tai dar sunkesnis klausimas. Tai aš nežinau, kaip čia pasakyti, kad per stipriai negeneralizuočiau, nes vien čia klausydamėsi jaunųjų poetų matom, kad jie visai skirtingi, tai kažkaip sunku rasti kažkokį bendrą vardiklį ir tuo labiau atskirti nuo vyresnių kartų, nes vieni iš jaunųjų artimesni vyresniom kartom, kiti tolimesni ir kažkaip aš jaučiu, kad išsisukinėjau nuo atsakymo. Bet tai turbūt banaliausias atsakymas būtų, jog yra daugiau asmeninių išgyvenimų, tokių ribinių patirčių, kurios galbūt jauname amžiuje aktualesnės negu kad rašytų vyresni. Bet jeigu mes paimsim vyresnių kūrybą, kai jie buvo jauni, tai nežinau, tarkim, paimkim pirmus postmodernistus, ten 60-ųjų kartų, taigi jie jauni irgi rašė visokias tokias įtemptas situacijas. Tai nežinau, aš kažkaip neišskirčiau labai stipriai tos jaunosios kartos, bent jau nenorėčiau to padaryti dabar. Ypač, kai esu užkluptas, taip. Tai gerai, tada vėliau kažkada. Tai visa karta, kuri dabar skaito, užaugs ir tada jau lauksim išsamaus mokslinio straipsnio. Taip, aš turėsiu laiko pagalvoti. Turėk omeny dabar. Na tai ką, kita dalyvė, mūza Olimpija Svetickaitė. Pavasaris. Tada akmens šerdyje sugruta mažiausia molekulė. Ją paseka kitos ir branduolys, ką tik kietai įmigęs, ima kunkuliuoti. Saulės spindulys gyvaplaukių pakutena paviršių ir šis įskyla. Pro atsivėrusią ertmę išnyra gyvybė ir iššiepia aštrius dantukus. Praeidamas, suimi jos galvą ir leidi įkąsti į pirštą. Leidi būti pabudintas nuo žvyno atsispindinčio žalumo. Delnuose laikai vienintelį pasaulio dinozaurą, bet neturi nieko, ko galėtum jį pamaitinti, ko galėtum jam leisti išgyventi. Nyčė minkštakūnio pavidalu. Per liūtį asfaltas atrodo nupoliruotas stiklas. Neįžvelgiu, kas lepias po apačią, tik girdžiu karuselių arkliukų žvengimą, bet mano spyris per silpnas įskelti grindinį. Todėl tik slyšioju ant blizgaus paviršiaus su Juozapota, žvelgiančia į mane akim užgesusiom it rugsėjį užsidarę barai, norėčiau išreikšti, kad niekad nesigraudinau dėl jos likimo, kad nenoriu nei vyro, nei gemalo įsčiose, nei Edeno sodų, kad neturiu ko jos pamaitinti, o iš tiesų ir nenoriu, nes mano meduolių spalvos per ryškios jos pajuodusiems dantims. Bet nustoju daužyti stiklą ir atiduodu gatvėje rastą monetą, nes bijau, kad paslydusi ant stiklinio grindinio susilaužysiu stuburą. Todėl vis dar rašau Dievą didžiąją, nors pažvelgus aukštyn, regiu tik poliarizuotą stiklą. Avitaminozė.
Vieversio čiulbėjimas, kuriame girdžiu mirtį, valandą pirmyn pasukta laikrodžio rodyklė, balsva šviesa rytais rūvanti pro langą, be degtukų nepajėgiančios atsimerkti akys, keiksmažodis išsprūdęs baltų batu įmynus į karvašudį, it svogūno lukštas nuo pėdų besilpanti oda ir aš, tuoj besinersianti tarsi gyvatė, išsprogdintom akim, bijančiom išvysti naujojo kiauto spalvą. Visa tai yra dar vienas irzlus, iš kasos išsprūdęs plaukas, jį bandau paslėpti skarele. Žinau, jis tuo išslinks, o po mėnesio, susibražysiu ataugusią žievę, jo ilgėdamasi. Marina. Jūra yra milžiniškas roplys. Jis kruta išgulėtoj duobėj, bandydamas išsiropšti, prakaituoja, seilėjas ir spjaudosi. Saulė kaitina metalinę jo nugarą, o jis varto savo žvynus, kad neužsiliepsnotų, kad žiopliai, dėpsantys ant kranto, apžliptų, kad poetai patyrę nušvitimą jį apdainuotų ir apaktų nesupratę, jog visus genialiausius jų eilėraščius nuplaunant kranto srūvantis roplio prakaitas. Pietų pertrauka. 1. Savo nuovargį transkribuoju į perėjas, į nutysusius troleibusų laidus, į trukinėjančią juostą, skiriančią priešingas eismo pusės, į kampuotą horizontą nupieštą daugiabučių, į penklinę, pagal kurią ūžia mašinos, lėktuvai ir fabrikai. Mano nuovargis išsidraikusius miesto siūlus suaudžia į audeklą, jis limpa į tvarlė, plinta į vėžys, jis įsismelkia į praeivių sąnarius ir paverčia juos vata. Žmonės sustingsta ir užminga, kur stovėja. Eidama pro juos, it pro vaško skulptūras, žvelgiu į miegant atmerktas akis. Jų rainelės mirga vaikystės pasakom. 2. Tolumoje supypsi šviesoforas, kūnai it bijodami sudužti ima ražytis, laikrodžiui mušant 13 valandą, karietos vėl virsta automobiliais įstrigusiais spūstyje. Jų vairuotojai, markstydamiesi, tolumoje dar įžiūri pasakų pilį, bet iš fabriko kamino išnyra trigalvis slibinas ir ją sudegina. O pats, pasivertęs naikintuvu, nuskrenda, budria akim stebėdamas, kad nė vieno praeivio raineliai nesušvistų sapnas apie laimingą pabaigą. Ačiū. Šiaip pamiršau pridurt, kad mano svajonė yra, jog jaunosios kartos pačios formuotų diskursą apie save ir nelauktų, kol kažkoks kritikas už jas tai padarys. Čia atsakomybę permetu nuo savęs. Ir kviečiu Eglę Eleną Murauskaitę paskaityti. Labas vakaras. Maniau, kad einu į skaitymo vakarą, o pasirodo atsidūriau konkursą. Ir jaučiuosi, tarsi mes visi lauktume pas gydytoją. Atrodo, net šiek tiek gėda taip labai norėti pasidalinti kažko tokiu jautriu, atverti savo pažeidžiamiausias dalis, nepaisant, ar kas nors klausosi ar ne. Tai ačiū visiems už šitą bendrystę ir šį vakarą paskaitysiu 4 eilėraščius. Kai bučiuojamės, mažyčiai tavo nuodų lašeliai slenka mano gerklę. Visi nežinau, nereikia, ne dabar. Bakterijų pavidalu apspinta varpo šerdį galų gerklyje. Kibus žodžių šlikštukai sunkiasi į kraują melancholijos molekulėmis ir pykčio spygleliais. Kodėl išsižioju ir sutinku? Praryju gėdą saldžioje galimybėje, kad sausomis tavo lūpomis slenkantis priešnodis pasieks širdį pirmas. Pusiaumiga. Artėjant miego valandai, tupiu ir tykau žodžių. Kikenu iš mintimis prasliuogiančių smulkių buitinių prakeiksmų.
Tavo žodžių kaukulytės ritasi laiptais žemyn. Išsitraukiu tarpumentį lūžusiais ietis. Skliautuotas onos bažnyčios glamurys praryja kūno duoklę kasdieninę. Dangus byra kruopom ant suvytusių ąžuolo lapų. Sidabrinė kerpės atplaiša yra neįžiūrimos briedės ragas. Išsirangiusi grybų eilė, į paviršių iškilęs paskalūnų šviesolaidis. Samanoti šlaito įsikibę pirštai, motinos šaknys. Žaibo perskelto altoriaus vidury liepsnelė, čiulba. Leidžia, kad šiandien to ir užtektų. Artimas ratas. Kas tu esi? Poezijos formos širdie. Pavargus kalė, atliekus per tamsų sniegyną, lyžtel dar kartą mirštantį vaiką. Šitaip svarbu, šitaip greitai ir baigęs. Kas tu esi, širdie židiny? Amžinai alkalnalapė, į burną prisėmus žaryjų. Nešiai taip ilgai, atsargiai per lapus, dar truputį ir dar, ir baigęs. Kas tu esi, dūminio stiklo ašara? Girios juokdarys per samanas ritasi girtas. Mergytė triračiu jam pervažiuos širdį, įkasa smėlio pilin, išspjauna į košės bliūdelį ir baigęs. Kas tu esi, mano tylintis broli? Erelio uola, kur kas rytą atsimuša snapas, sugerti, suglobti, niekada nesušildyti. Plunksno po plunksnos ir baigęs. Kas tu esi, degantis kūdikį motinos kailį? Aš esu viskas, man nieko iš jūsų nereikia, bet duokite dar, niekada negana. Kas tu esi, žilo garbano sruoga, mirtis, apkabinusi katę, pilka ir švelni ir tiksli, nesibaigia. Balta plunksnė gyvatė, iš burnos į delną padeda rožinį akmenį, kviečia namo. Žemė tave laiko. Kai inkšti kaip gyvenimo paspirtas šuo, pati save mintyse suspardžius už kampo niekam nematant, žemė tave laiko. Kai siela iššokus iš kūno lekia per miško tankmę ir nori pasilikti driadžių drevėjai. Žemė tave laiko, kai nebelaiko kojos, nervai ir kantrybė, o kasdienybės krištolas sprogsta rankose į 1001 aštriabriaunį žodį. Žemė tave laiko, kai sminga į ją aukšti kulniukai, purvinos pėdos, atmelsti keliai, kai niekas neglosto už visus susirūpinusios galvos ir nepataiso smunkančio vainiko, žemė tave laiko. Kai bijai suklupti, girta nuo neatitolinamos pažinimo taurės ir šliauži iškeltą galvą šlapiu būties šaligatviu, žemė tave laiko. Kai užsiklojus vaiko kaldrytą nusimeti save didelę ir visą apimančią, stiprią, aiškę ir neklystančią, ir susisukusi kamuolėlį ieškai kelio atgal į jos išaugtas įsčias. Žemė tave laiko, tu laikai ją. Ačiū. Dėkojame Eglei Elenai. Dabar norėčiau pakviesti Ramintą Gudaitę. Ar atvyko Raminta? Turbūt ne. Gerai, tada kitas skaitovas Domas Šimaitis. Jeigu pastebėjot, laukiant pas gydytojus, sušmėkščioja ir pienės pūkai vienas po kito. Jeigu pamatysit, jeigu įsižiūrėsit, gali būti ir dabar vienas kitas. Va čia vienas
tai porą tekstų sušmėkščios ir slemo, kas jis krenta. Tai bakterijos bifido numirs be fido, bakterijos ant pėdų tikiuos ne grybo, gerosios, blogosios, geros jos, blogos jos, bakterijos, mažos jos, masažo nepadarysi joms, bakterijos nėra tos, kad rastumai vietą, kur nėra jos, bakterija ant peties, bakterija ant anties, bakterija ant kompo, ant tavęs pakumpusio, ant to kumpo, ant ratų perikūpo, ant pinigo cento, ant spinigo prie ventos, ant rentos prezidento, ant kento vidur plento, bakterijos, blogos jos, blogosios bakterijos, bakterijai atsuk kitą žarną, bakterijai atsuk kitą žarną, jos ten tave veža, kartu su jom ir į pliažą, kartu su jom ir į lažą, kartu su jom ir į Prahą, kartu su jom ir į Hadą. Bakterijos, geros jos, gerosios bakterijos. Sekundinėmis laikrodinėmis ciferblatė jūratė plaukia per rasą paskęsta. Mano pačio pedavasa padebesį per kūno ožėlis, ošia pašiomis borūžėmis, žilomis postalmūžė, praeitis nužengia, giliai nukrenta pro senelyje. Būto būdo senovina, lūpo lūpa dar pamenu auksinę rybą, pasūdėjo deoksirybo ir nuklio. Kasdieną gimstu be Cezario senovės kūno imperijoje. Laisvės alėjui leisvinami išlaisvina, alkis eilė, teki bėg, gali bėgtakiu. Apetitu, apibėgtų, aptakių stalus du, kompytas ant nežuvyno, ko piktas be saldumyno, empatija badu mintaje, nuo guliaš nėra sprokstas, pilnas pilvas, ant liko degina ragenas, mažinas smegenas, liko anglis, darome pažangą, didinant pražangą baudinys, mašta miške mašalai, mašta miške mašalai, lūžta rankos nuo sausrų, lūžta rankos nuo sausrų, lėkim iki karštų kraštutinumų, is it pain or is it pain, lėk per speik, ne per lėtai, takai siaurais, mėgint praeit, mėgintų vėlę apginto, vėlgi kolai, pajėgi mes Marsą užimsim, Mersą nusipirksim, mes magai maksimoj, nes maga mėga man maišelį, išbursiu iš plastikių, užgulsiu už akių, nežabiais vaizdais, žuvusių dežuvų vaidenasi greta Thunberg, procese esi Nürnberg, neklaus kas ką, nekaltas Kafka, šventa Empė, grok už mus klausančius valščių, jo valančių, šaltų barščių, kim jas tešmi, o mano vena, mano ježenčia, prašau pro Šengeno žinginę, citoplazmą, kito lesdens, lastelės vis lips, manimi lipalu sulipins, kad neiširtų šits vaikins, tekite būna tų dienų, tekite būna tų naktų, tekite būna porožių, tekite būna tų taškų, tekite būna tų dienų, tekite būna tų naktų, tekite būna su kaupu, tekite būna tiek ir tiek, būnu čia, buviu ten, buviu smals, buviu klausimų, būnu kūnu, būnu siela, būnu miegu, būnu, buvo, nebuvo, buvo. Ačiū Dievui už tokį išsiskiriantį, nuotaikingą pasirodymą. Ir dabar norėtume pakviesti kitą skaitovę, Emiliją Milejevaitę. Sveiki.
Kažkas labai ironiško dabar bus. Pavasarėlis, 1, į, romėniškas 1. Kai šaltą pavasario naktį žiedais ėmė lyti, nukaito raudoni manieji žandai ir žaizdos šašotas greičiau ėmė gyti. Atšiaurų balandį mane pamilai. Aš bundant į virsmą bandžiau aprašyti. Jau gatvėse kniaukė margi katinai, panorai tuomet mano ranką laikyti. Nery, kaip ir sielai, atslūgo ledai. Aistra mūsų karkasą panūdo valdyti. Tavęs aš geidžiau. Ak, geidžiau net labai. Studentai menų ėmė aktą tapyti. Juos smalsiai stebėjo jauni kunigai. Išėjus į gatvę, veidai žmonių švyti. Jų rankose gėlės, o sielas apraizgė jausmai. Jie džiaugias, galėdami vienas kitą matyti. Šešėliuose aidi palaimos balsai. Tu vienas bandai trapę svają pavyti. Tu meilės ieškojai, bet jos neradai. Vienatvės kartumą sunku tau nuryti. Tu meilę turėjai, bet jos netekai. Marė. Aš paskęsiu tavį, užsimiršus save. Kelios žvaigždės naktį, vienas mirksnis delne. Atsiverk, paklausyk. Jūra ošia šalia. Prisiglausk, apkabink ir sudegink mane. Tu tylėsi stoty. Aš banga perone. Ledo krislas aky, greitai versis mare. Aš liepsnosiu tavį. Tu pilkam pragare. Mintys drumsis tamsyn, vėjas plėšys bures. Pasiklys traukiniai, skausmas likęs krante, o aš veršiuos gilyn, pro bangas ugnyje. Kai ryto rasą bučiuoja šalna, žavus vainiklapis nukris. Ruduo. Užversiu tąsyk aš duris. Akmuo. Tu nežinoj, kad šiandieną lis. Vanduo. Sugriaus lašai svajų pilis. Sprogmuo. Ir skils griuvėsiai į dalis. Dalmuo. Bandysi tu užtildyti mintis. Viskuo. O žaizdos vis po tavo kūną plis. Dėmuo. Ir gal širdis jau niekada nebeužgis. Raumuo. Užmerkęs rudenį akis, mėnuo tau tyliai pasakys. Asmuo. Užtvindyk ašarom viltis. Niekuo. Ji niekados nebesugrįš, nes ją pasiglemžė ruduo. Ačiū. Dabar norime paklausti visų susirinkusių, galbūt kas nors yra pasiruošę skaityti, tik tai nespėjo prieš renginį užsirašyti. Tai jeigu tokių yra, puiku. Mes kvietėm visus iš sąrašo. Tu gal Raminta? Ai, taip. Jo, tai dar vienas liko iš sąrašo, tai čia tu turbūt turėsi. Mes iš anksto įspėjom, kad dar turėtų laiko pasiruošti. Pasiruoštų ir susirastų tekstus, nes dar galima bus ir po Anabelos paskaityti. O dabar Anabela Vaitkevičiūtė. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שלא עשני אישה. Aš moteris, manyje 100 rolių, kaukės keičiu tarp plojimų, bet senokai nejaučiu veido, bet juk aš nepretenzinga. Oi kaukę galima ir rankui laikyti, pašnekovas žiūri ne ten. Visą galima paliesti, mano smegenys ir riebalos sluoksnis, mano širdis ir jos greitoka muša. Ar mana? Visada jaučiu, jog ji per maža. Kažkada sapnavau, jog man įteikta tikra Dievo dovana, nepatikėsit, kiaulė širdis. Kaip lengva buvo tame sapne, atsibudus tai tęsės. Daugiau niekada nebebuvo sunku ar bjauru ar baisu,
Ir aš klausiu, argi tai mana? Kiaulės neskraido padangėm, kiaulės nemyli ir aš nemyliu. Ar buvo užčiuopę jų sielą, sava, nesava, tai nesvarbu. Siela netikiu, nežinau, kur ieškoti, gal tai buvo lemtingo sapno graža. Įsiklausykit, mirtina tyla. Ar girdit? Galbūt pašnibždom. Negirdit, taip ir žinojau. Kiaulės neskraido padangėm, kodėlgi nemuša sparnai? Aš stiebios, aš strybas, aš stepas, aš tavo pagalbė liūdna nakčia, aš salės dienoraštis, kokia bjaurastis, štai jums žmogiška širdis. Ko kraipote veidą, nemalonu, o tiesa? Aš pripažįstu mano greitoką muša, aš homo Lietuva, logikos ikona, Ivaškevičiaus kritikos vaikas, bet žinot, ko noriu? Noriu savo širdies. Pradžioje perskaityta malda ir malda, kurią turi skaityti vyrai, judaizmo pasekėjai, ir ji išsiverčia kaip ačiū Dievui, jog aš ne moteris. Ačiū. Ačiū, Nobela. Ar atsirado norinčių? Prašau, Greta, prisistatyk tik tai visiems. Sveiki. Liga, kurios nežino daktarai. Neapsakomai durnas. Toks aš buvau. Nutrenktas pavasario, sprogstančių žiedų į baisę skylę, kuri vėrėsi, ten, kur nužydėjęs skrandis, kepenys, tulžis, kur jau seniai degė gaisras, paliktų be priežiūros kaštonų žvakių. Uždėjęs ranką ant krūtinės, lyg smegduobė, kažkur gilyn, grimsta viskas, grimsta, ir vėl žiemoti, ir vėl laukti. Iškilo. Tavo tyla kapsi į mane, į tuščią kibirėlį, netyčia paliktą sode. Bus vargas viską išpilti, tvirtai suimti už rankenos. Mums reikia pradėti, neversk laukti, kol lietus jums kalbėti. Aorta. Ji yra 2,5 cm pločio. Ji įsimylėjo netinkamą žmogų. Ji atlieka savo funkciją. Ji tik aorta, o aš tik žmogus. Tau praverstų mano širdies echoskopiją, mes suprastume vienas kitą ir savo krūtinės ląstos garsus. Lygiadienis. Tas prakeiktas laiko sukimas vis teikia vilčių. Šiandieną lygiai padalino man ir tau. Pasiimam savo priklausančią dalį pavasario, gruodžio ir birželio, rugsėjo ir rugpjūčio. Atidarysiu grįžęs namo. Nenoriu prie tavęs pamatyti, ką gavau. Kraujosrūva. Nuraudęs skruostai ir paraudusios akys meluoti nebemoka, visą tiesą į akis. Širdį taip pasrūvo, jokio mėlynumo, atgal teks bristi su akiniais. Pirmieji žiedai. Sunku pasislėpti nuo savęs veidrodį. Jau tada tavo žvilgsnį radau, sunkiai paslėptą nuo manęs sopulį, dar nepražydų sąžiniai, kol tu lūpas dažiais. Sakiau, nebijok mano meilė, čia viskas juokais. Į sveikatą. Gelsvi pumpurai rimtai iškuteno, nuščiūvom. Dulkės ne visada reiškia pabaigą, tačiau pavasaris mums atėjo atskirai. Užmyniai. Nukratytos nuo tavo batų raištelio stebiu rišamą mazgą. Gyvenimo pakeliai, buvau vėsintis akmenėlis, vienišiau ir būt negali. Negražiai išėjom.
Viskas lyg ir būtų gerai. Tik tie pernykščiai lapai vaizdą gadina. Bjauriai puvo prie šaknų ir nusivylę stovi medžiai, kurie į mus žiūrėjo. Ačiū. Ačiū, Greta. Ar atsirado dar norinčių? Prašom. Silvija ir iš tikrųjų visai buvau nenusiteikus nieko skaityti, nes tiesą sakant ir nežinojau, kad bus tokia galimybė. Tai žinokit, jokių nepasidariau praktikų, kad gražiau paskaityčiau, tai paskaitysiu kaip išeis. Žinokit, paskaitysiu 2 eilėraščius, tai vis daugiau negu nieko, ar ne? Tai vat vienas eilėraštis, nežinau koks jo pavadinimas, tegul būna rytas. Įsibėgėjo jaunas rytas, kurio tamsos šešėliai nebesustabdys. Į dangų saulės diskas rytas, eilinį kartą nusišauna pilnatis. Lėtai per žemę šliaužė, senolės drobė austi nebaigta. Į keliasi link staklių godžiai, prisiveržė, užsibaigė pati save. Toks keistas rytas turi kojas eina, kreivi šešėliai ir daiktai, atgauna savo pirmapradę formą, kai žemėn krinta saulės spinduliai, šviesos apaštalai. Toks keistas jaunas rytas brėkšta ir garsiai suskamba tyla. Gal eilės apie rytą lėkštą, einu sutikt, ką atneša nauja diena. Na ir kitas dar rimtesnis buitinis vadinasi. Liepei man keisti būdą, bet ir pats nebuvai niekad būda. Grįžtam žingsniu pavargusiu į savo būtą būdą. Pro langus spalis vaipos, bedantė senstančia burna, ir puola mintys klaikios. Ir viskas rodos kaip senam, atsiprašau. O tu šypsais, kaip vėjai vaipos, ir veidrodyje beksnoji mane. Taip būties dūmai iš lėtos klaidos, ir jau ne per gerklę apkabinu tave. Ta kart spėjai apsidžiaugti. Palauk, esu momentiniam nušvitime. Aš dar ilgai tau smegenis ir drošiu, ieškodama nirvanų savyje. Ačiū. Ačiū. Beje, aš manau, kad kai nesiruoši, tai kaip tik gerai, kai nėra tos išankstinės tokios vaidybos kartais. Natūraliai skamba. Tai kas dar norėtų paskaityti? Ar bus norinčių? Na ką, tai jeigu nebus, dėkojam visiems atėjusiem į šį renginį, visiems dalyviam, visiems susirinkusiam tiesiog išgirsti, ką rašo šiuolaikiniai jaunieji poetai. Ir dabar komisija eis pasitarti. Tai kas nebėgat, pasilikit, išgirsit dar kartą laureato eilėraščių. Ačiū.